Nu, labas. Galvoju, aš vasaros pradžioje prisižadėjau, čia sakau, internetas lūš nuo postų, nuo mano laivų, nuo filmukų ir taip toliau. Ką jūs galvojate, atėjo ta vasara ir įsisukau visai į kitokią veiklą. Su savo merginom labai daug aplankėm miestų, miestelių, švenčių, kaimų. Sutikome begalę labai įdomių, fainų žmonių. Praplėtėme ten žinias apie Tende kompaniją, ta prasme, plačiau. Žmonės plačiau galėjo apie mus sužinoti. Ir visai kažkaip tas darbas su filmais, su filmukais liko truputėlį nuošaly. Nes iš tiesų, tai žinokit, sakau tiesą, nuoširdžiai sakau tiesą, kad energijos iš manęs pareikalavo gana nemažai tie visi gyvi susitikimai. Bet aš labai džiaugiuosi, kad aš juos visus turėjau ir jeigu galėčiau vėl kristi į vasarą su šventėmis, tai aš toj pat į ją šokčiau. Tik tai noriu pasidalinti dar per savo verslo puslapį šią mano gyvą transliaciją, kadangi šiandieną aš norėsiu kalbėti apie būtent kompaniją Tende, kuo jinai yra išskirtinė ir kas jinai iš vis yra tokia, tai truks tikrai labai, pasistengsiu neilgai, bet informatyviai. Na, kad jums būtų įdomiau klausytis manęs, aš norėsiu pasidalinti skaidrėmis. Šiek tiek parinkau gražių paveikslėlių, tiesiog, kad būtų viskas aiškiau ir maloniau jūsų akiai. Kadangi visai senai sėdėjau prie šio aparato kaip StreamYardas, ar ne, ir dariau gyvas transliacijas, tai truputėlį gali būti, kad aš kažko tai būsiu pamiršus, bet ne, viską radau, va tai padalinuosi savo ekranu, dalinuosi skaidrėmis ir pradedu rodyti tai, ką šiandieną esu nusprendusi jums parodyti. Tai padidinu visą ekraną. Tai štai, šiandien aš noriu jums trumpai, aiškiai ir informatyviai dar kartelį priminti, kas yra Tende. Gal vieniems yra dar kartelį, o kitiems tai visiškai nauja ir dar negirdėta. Mes su komanda pirmadieniais darome tokius labai fainus susitikimus, mokymus, aš ten pristačiau, kas yra Tende, bet kažkaip gaila neįrašėme, todėl dabar turiu tokį iššūkį ir turiu daryti visą tai gyvai. Kodėl iššūkis? Todėl, kad suprantat, kai 3 mėnesius, 2 mėnesius su biškiu nedarai gyvų transliacijų, tai būna, žinokit, kaip pirmą kartą. Jaudinuosi, vėl kūne jaučiu drugelius, bet taip turi būti. Viskas tvarkoja. Tai ką, važiuojam. Na, kas yra ta Tende kompanija, ar ne? Pradėkime nuo to, kad tai yra gana jauna, labai energinga ir žinoma perspektyvi kompanija. Šiemet jau švęsianti 16 metų, tai yra išgyvenusi tikrai ne vieną krizę, todėl yra patikima ir su ja verta prasidėti. Na, o kodėl su ja verta prasidėti? Todėl, kad būtent Tende kompanija pristato unikalią kosmetikos kolekciją, sveikatinimo produktus, kurie sukurti remiantis tradicinę kinų mediciną. Nes juk iki šios dienos Kinijos gydytojų gydymo nuo bet kokios ligos metodai ir sugrįžimas į jaunystę bei grožį vis dar išlieka paslaptimi. Šiuolaikinio mokslo pasiekimai tik patvirtina ir paaiškina būdus, kuriais Kinija naudojasi jau virš 5000 metų. Keičiam kitą, ar ne? Tende, būtent kompanija, bendradarbiauja su pirmaujančiomis mokslinėmis laboratorijomis ir kosmetologais, ekspertais, kokybės ir sertifikacijos centrais pripažintais gydomosios kosmetologijos srityje. Tende kompanija yra gavus ne vieną, ne 2 ir ne 3 apdovanojimus, kurie yra pripažinti visame pasaulyje. Jeigu žmogus kartais ima ir pasako, kad tinklinio marketingo pardavinėjami produktai yra galbūt nesertifikuoti ir taip toliau, tai žinokit,
į mūsų ES prekybos, prekių tą visą rinką, niekaip iš kitos šalies nepateks produkcija, kuri būtų be sertifikatų. Visos prekės yra praėjusios patikras, laboratorinius visokius ištyrimus, ar ne, ir patikrintos, ar tikrai veikia taip, kaip yra aprašyme parašyta. Tik įveikusios visas šitas daugelį patikrų, jos patenka į mūsų rinką. Taigi, jos ne tik sertifikuotos, bet yra ir notifikuotos. Taip kad drąsiai galite naudoti Tende produktus, kurie yra skirti tiek gydymo, tiek ir, negaliu sakyti gydymo, nes tai tikrai yra ne vaistai, sveikatinimo ir grožio produktus, ar ne? Tende produktų gamybai yra naudojamos tik labai aukštos kokybės žaliavos. Tai kas tai yra? Augalai, kurie auginami natūraliomis sąlygomis Kinijoje ir Tibete, Altajaus krašte. Tai yra patys švariausi taškai, kur dar pasaulis, kur mūsų technologijos neįsiveržė į tos taškus, ar ne, ir tikrai neužkrėtė visais tais dūmais, toksinais ir taip toliau. Tai va, augalai yra renkami pagal mėnulio kalendorių tam tikrą ir žmonės, kurie renka šiuos augalus, yra apmokami. Apmokami, kaip atpažinti, kad augalas yra subrendęs, kad jis yra tinkamas ar ne, ir kad jis atitinka tas savybės, kurios yra aprašytos tuose senuose medicinos receptuose, ar ne, ir kad būtent tas augalas yra pasiruošęs atiduoti savo gerąsias savybės gaminamiems produktams ir, aišku, mums naudoti. Vanduo, kuris naudojamas būtent Tende produktų gamybai, yra imamas iš gydomųjų šaltinių, iš jūros gelmių ir žinoma, nebus taip, kad pasiėmė vandenį, iškart ir naudojam. Ir vanduo yra valomas membranų technologijų pagalba, prisotinamas reikalingais elementais, kad būtų dar turtingesnis ir dar geresnis mums. Čia šiek tiek noriu pasidalinti tais natūraliais ingredientais, ar ne, ir matote, nežinau, jūsų dešinėje ir kairėje, kur viena lėkštutė, tai čia yra kordycepsas, ar ne, o kur yra daugiau, tai čia pridėjau ir ženšenio šaknų, ir visokių riešutų, ir visokių šaknelių, kas yra būtent naudojama Tende produktuose. Ir vienas iš tokių natūralių kremų būtent veidui, kremas kaukė, matote, kuris yra nuo kapiliarų. Ir žinoma, produktai, kuom išsiskiria, nes mūsų rinkoje yra begalė produktų, ar ne, ir natūralių visiškai, ir ten, tarkim, iš rytų, iš vakarų, iš pietų, iš bet kur. Tai yra labai faina, kada mes galime tikrai pasirinkti tai, kas mums tinka labiausiai. Ir dabar aš noriu pasidalinti, kuo būtent Tende kompanija išsiskiria, ar ne, kodėl tie produktai yra tokie išskirtiniai. Tai, kaip ir minėjau, kad gaminant Tende produktus yra naudojami natūralūs ingredientai. Gyvatės taukai mamuši, avies placentos ekstraktas, kregždutės lizdo ekstraktas, raudonieji ikrai, raudonieji dumbliai, šilko proteinas, ženšenis, lindžiai grybas, žolė šauvų, tajų gėlė, jūros ekstraktai, kuriems taikomas griežtas atrankos ir bandymų vykdymas. Netgi įdėjau čia vieną tokį nuo skausmo pleistrą, ar ne? Aš čia išvardinau tikrai nedaug sudedamųjų dalių, nes vien matote, tame pleistre yra panaudojama 19 aktyvių sudėtinių dalių. Tai yra žolelės visokios, ar ne, kurios malšina skausmą. Toliau, kuom dar išsiskiria Tende kompanija, tai formulės unikalumu, produktų formulės unikalumas, nes senoji rytų liaudies išmintis ir žinios sudaro kiekvieno Tende kosmetikos pagrindą.
produktų formulė pagrįsta senais Kinijos, Tibeto ir Altajaus receptais. Pridedame dar rytietiškus medicinos receptus naujoviškose technologijose ir siekiant maksimaliai išsaugoti unikalias natūralių ingredientų savybės. Tai va, Tende apjungia rytų medicinos receptus su naujausiomis technologijomis, kad kuo ilgiau išliktų natūralių ingredientų efektyvumas ir kokybė. Kas esate naudoję būtent Tende produktus, labai būtų faina, kad pasidalintumėt po šiuo mano laivu, po šiuo mano filmavimu, ar ne. Tiesiog, pavyzdžiui, jeigu kokį produktą naudojat, ar ne, vat ir kodėl, ar ne, jeigu ne vieną kartą nusipirkot, kodėl patinka. Nes mane, tai pavyzdžiui, mane sužavėjo, aš labai nekenčiu, kai kosmetika kvepia labai stipriai, perdėtai kvepia. Tai va, mane sužavėjo ką aš renkuosi iš šios kosmetikos gaminių, tai yra labai natūralus kvapas. Jeigu jis yra, tai jis yra labai natūralus. Kad ir, pavyzdžiui, lūpų dažai, ar ne, aš negaliu pakęsti, kai jie turi kažkokį tai kvapą. Tai va, lūpų dažai be kvapiai. Yra, bet minimalus. Blizgis lūpų irgi yra, vienas arbūzinis, o kitas braškinis. Bet taip natūraliai tos braškės ir tas arbūzas, pasakat. Viena klientė sako, žinai, sako, taip norėčiau atsidaryti ir viską išvalgyti. Sakau, palauk, nevalgyk, pirmas išsidažyk. Tai va, ir kremai, ne? Tikrai pasižymi natūraliu ir labai, kvapu, unikalus tuo. Visi produktai, dauguma produktų turi pailgintą veikimą, ką tai reiškia, kad veikia tikrai ne 1, ne 2, ne 3 valandas, ar ne, bet veikia tikrai ilgai. Jeigu jau užsitepame, tai žinokite, nereikia ten po pusės valandos kažką taip, turiu svečių. Taip dažnai būna, žinokit. Bijo. Viską išgirdot, ne? Tai va, produktai yra pailginto veikimo. Pavyzdžiui, kodėl įkėliau kelis kremukus, ar ne? 50 SPF kremas yra nuo saulės. Tai pasitepus su juo ryte, jeigu jūs einat maudytis ar ne, prie jūros, degintis ar kažką, tai ar taip, tiesiog, pavyzdžiui, aš tą kremą, kai buvo labai karštos dienos, tepiau veidą ir, aišku, man kosmetologė rekomendavo tą kremą tepti kasdien, nes kadangi pas mane yra strazdanų ir pigmentinės dėmės atsiranda ir taip toliau, bet kažkaip aš vis noriu, kažkaip galvoju, blemba, turiu kitų dar gerų kremų. Tai tą kremą kažkaip jau tepdavau, kai karštos dienos arba jau kai prie vandens kažkur važiuoju. Tai va, užtenka tikrai pasitepti ir beveik visą dieną jūs esat apsaugota nuo saulės spindulių, tų kenksmingų saulės spindulių. Toliau, pavyzdžiui, kremai su sraigės sekretu, ar ne, kuriuose yra 75% natūralaus sraigių sekreto. Kaip tai galite jūs pamėginti? Tiesiog, jeigu turite namuose kremą arba kažkur pamatyti ir galvot, nusipirksiu, visų pirma, pažiūrėkite, koks yra to kremo tasumas. Jeigu jisai tasus, tai reiškia, to sekreto yra pakankamai, o jeigu jisai visiškai netasus, tai žinokit, ten yra tik tai blefas, kad galbūt tos sraigės sekreto yra įdėta. Tai va, šis su sraigių sekretu kremukas irgi yra pailginto veikimo, ką tai reiškia, kad jisai gydo, jisai yra skirtas jautriai odai, ar ne, kuri linkusi į spuoguotumą ar kažkokias tas tokias, būna, kad pleiskanoja, ar kažkokie raudonos dėmelės atsiranda, ar ne, aš tų ligų tikrai nežinau. Tai va, tas kremukas yra skirtas tokiai odai, bet aišku, jeigu jūs neturite problemų su oda, o norite naudoti gerą kremą, jūs pilnai galite jį naudoti, ar ne? Ir vėl sugrįžtu, tai tas kremas jums veido odą tvarko, ar ne, ją sveikatina ne tik tai valandą arba 2, bet sveikatina visą dieną arba visą naktį, jeigu nakčiai pasitepat, ar ne? Tai va, gerai, važiuojam toliau. Kuo dar yra Tende kompanija unikali ir kuo jinai išsiskiria iš tūkstančio kitų, tuo, kad būtent šioje kompanijoje mes turime virš 800 produktų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ši kompanija rūpinasi suaugusiais, vaikais,
vyresniais žmonėmis ar ne, jaunesniais, kad ši kompanija rūpinasi mūsų grožiu, mūsų sveikata, taip pat pradėjo rūpintis ir mūsų buitimi. Visi šie produktai yra gaminami netestuojant ant gyvūnų ir kuo natūralesni. Jeigu, tarkim, ar ne, yra skalbiklis ar kažkoks tai ten ploviklis plauti indams plauti, ar ne, indų ploviklis, jisai yra gaminamas iš muilo riešutų, natūralus. Jeigu skalbiklis, jisai yra be jokių tų cheminių priedų, kas negali patekti į gamtą. Ir vėl sakau kvapas, nes man, pavyzdžiui, jeigu išeini išsiskalbus drabužius ir tu kvepi milteliais, man yra kažkas baisaus. O čia kvepi švara. Toliau, ar ne, dantų pastos, natūralūs įklotai moterims, kremai, kaukės, šampūnai, vaikų jau sakiau, ar ne, visa linija, šluostės atsiradusios, kurioms nereikia jokių cheminių valiklių, baliklių ir taip toliau, kad išsišvarintumėm savo namus. Tai va, galbūt šiai dienai ir užteks, ar ne? Aš taip trumpai pabandžiau pristatyti mūsų Tende kompaniją, kuo jinai išsiskiria, kas yra vieni iš svarbiausių dalykėlių, ar ne, ir taip toliau. Jeigu jūs turite man klausimų, tai būtinai paklauskite, labas, Odeta, tavęs nemačiau, kadangi dalinausi skaidrėmis, labas, malonu tave matyti. Jeigu turite man klausimų ir norite kažką sužinoti daugiau, tai galite drąsiai rašyti man asmeninę žinutę arba galite rašyti man po šiuo mano video, būtinai jums atsakysiu. Na ir aišku, būtų toksai prašymas, kad jeigu norite, kad šis mano video pasiplatintų kuo daugiau, tai nepagailėkite komentarų po juo ir žinoma pasidalinkite su savo draugais. Na ką, buvo visai malonu sugrįžti į eterį, pasikalbėti su jumis. Gaila, kad kai skaidrėmis dalinuosi, nematau jūsų komentarų, bet nieko tokio. O dabar visus pasirodom. Labas, Eglė, labai malonu tave matyti. Ir iki kito tada malonaus mūsų susitikimo. Ar ne, šventės baigėsi, galėsiu pradėti filmuotis. Ate.